Sveiki, brangieji, su jumis yra Svajonė Taro ir pasižiūrėsim bendrą būrimą, ką slepia jums artimas žmogus, ko nenori sakyti, dėl kokių priežasčių galbūt nenori to sakyti ir būtent ką slepia ir kodėl. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas. Nežinau, galite sugalvoti ir mylimą žmogų, ar taip kažkokį žmogų, kurį galbūt domina, ką jis nori nuslėpti. Jeigu jaučiate, kad tai gali būti keli variantai, pasirinkit kelis variantus. Tiesiog duokit laiko savo susivokti, kas ir kaip, ir apie kokį žmogų galvojate galbūt. Taip truputėlį reikės padirbti, kaip sakoma, mintise pagalvoti, kur galėtų būti jūsų atsakymas. Gerai, tai jeigu pasirinkote, tai pradedam, o jeigu ne, tai sustabdykit video medžiagą ir duokit savo laiko. Gerai, kaip su manim susisiekti, matysite komentaruose, arba galite parašyti Eglės Vaitelytės Slavinskienės anketą. Taip, nepamirškit mane stebėti, dėti patiktukų, rašyti komentarų ir kaip iš tikrųjų ar išsipildė. Būtų labai džiugu sužinoti jūsų žinutės. Taip. Kas slepia čia žmogus? Eina šeimos korta, šeimos giminės, finansai ir sveikatos bėdos ir našta, dideli sunkumai. Tai kas yra slepiama, galbūt pasirinktas žmogus kalba apie giminę arba apie šeimos kūrimą. Kad yra sunku turėti šeimą, sunku išlaikyti šeimą, sunku bendrauti arba kažkoksai ryšys yra nutolęs. Našta kažkokia didžiulė, atrodo, ant visų pečių užkliuvo. Tai yra finansinės bėdos ir sveikatos bėdos. Kartais yra sunku ir atrodo toks sunkumas ir nenori žmogus galbūt parodyti, kad jam yra sunku, kad tos bėdos yra, stengiasi kaip sakoma, išlaikyti tą visą periodą, išlaikyti visą įtampą, nes 10 lazdų rodo, kad tikrai didelė našta, atrodo viską vienas ant savo pečių tempia, neša ir persidirba, ir pervargsta, ir įtampa, ir skauda, ir nuovargis didžiulis, bet žmogus galbūt nenuleidžia rankų. Tai slepia greičiausiai apie finansus, apie sveikatos bėdas, apie įtampą. Ir va čia toksai slipinukas yra, susijęs su šeima ir giminė. Taip, kas pasirinkote antrą variantą? Kas keičia į kontaktą, kas slepia šitų pasirinktų žmonių kortas, kas slepia būtent tie žmonės. Čia eina bokšto korta, dažnai gali rodyti kalėjimą, gali rodyti agresiją, smurtą, griūvančius namus, kad vaidenasi namuose arba griuvo namai, arba labai daug pykčių, labai daug konfliktų yra. Greičiausiai tai yra imperatorius, vyriškis, kuris toks agresyvus, linkęs pasiginčyti, papykti, taip pat galbūt slepia, kad jo gyvenime buvo daug iššūkių, daug sunkumų, daug nelaimių, daug agresijos, teko bėgti, galbūt gelbėtis kai kada. Kai kada tai rodo užsidarimą dėl to, kad žmogus yra kalėjęs, tai slėpti gali ir kalėjimą ir jisai dabar kažkaip laukia toli, arba yra čia kažkoks laukimas, laikosi atstumą, stengiasi, arba toli nuo jūsų yra, arba užsienį šiuo metu, arba jisai visgi dar kalėjime ir šitas žmogus dar tai slepia. Slepia kažkokį tais pavojų. Tai va, kas pasirinkote antrą, galbūt nerizikuokite su žmonėmis, nes kažkaip tais jie slepia nelabai pozityvius dalykus. Kas slepia trečią varianto žmonės, kas slepia nuo jūsų trečią variantą žmonės, kas čia krenta. Kardų riteris, ketvirtukas taurių ir nulis.
Nu, šitas žmogus iš tikrųjų greitai kalba, greitai daro, po to stresuoja, prisidirba nesąmonių, pridaro. Žmogus iš tikrųjų labai greitai vis kažkaip nepagalvojęs kažką pasako, arba nepagalvojęs padaro. Po to stresas, įtampa, pavyzdžiui, ką gali padaryti žmogus. Gali pralaimėti pinigus, pralošti pinigus, gali sakykime, neapgalvotai kažką įžeidžiančio pasakyti, neapgalvotai pasakyti, padaryti, netgi išduoti, meluoti gali. Ir čia yra po to toks stresas, atsiprašinėjo žmogus. Vieniem tai yra lengva forma, kitiem truputėlį sudėtingesnė. Žmogus nori naujo gyvenimo, jisai jų rutinai gyvena, jisai nori pokyčių, jisai galbūt jau atsibodęs darbas, atsibodęs santykiai, pavargo, išseko. Nori įdomiau gyventi, nori kažką savo gyvenime pakeisti. Ir čia yra tai, kad žmogus keičiasi, jisai nori naujo gyvenimo ir naujovių, ekstremalaus gyvenimo. Nori nuotykių, nori kelionių, nori naujos gyvenamosios vietos, nori kažkur išvykti, kur niekada nebuvo. Jisai nori nuotykius, reikalauja. Nori galbūt netgi naujų santykių, naujo gyvenimo etapo, kai kuriems tai nauji santykiai, naujas darbas, kai kuriems nauja gyvenamoji vieta, ar galbūt kitiems tai tiesiog pramogos kelionės, kur žmogus niekada nebuvo, nes jau atsibodo tam tikras gyvenimo būdas. Tai slepia tokius dalykus, kad jam yra nuobodu ir jisai jaučiasi jų rutinoje ir jisai pavargo nuo to, jisai nori kažkokių pokyčių. Tie, kurie pasirinkote ketvirtą variantą, ką čia slepia jūsų pasirinkti žmonės. Taip, čia psichologiškai matosi žmogus, teismo korta ir vežimo korta. Vėlgi, čia psichologiškai žmogus nemiega, čia žmogus psichologiškai palūžęs, arba nemiega, arba stresas, arba paranoja, gali būti fobijos, gali vaidenti žmogui, gali galvoti apie savižudybę. Įvairių situacijų psichologinių yra ir tikrai išgyvena tas žmogus ir tai būna dažnai ir nemiega, ir toks apatija, ir nenoras kažką daryti, prisigalvojimas, pavydas, abejonė savo gyvenime, kad kažką gali pasiekti. Teismo korta rodo skyrybas, vestuves, tam tikras kitus skyrybų procesus, tarkim, vagystės, kalėjimo sprendimus, taip pat tam tikros institucijos kaip mokesčių inspekcijos, sodros, advokatų kontoros ir taip toliau, visokio pobūdžio kontoros ir tiesos ieškojimas. Čia eina vežimas. Iš tikrųjų, vežimo korta tai yra arba laimės, arba pralaimės. Jeigu žmogus galvos pozityviai, kad gali nugalėti, kad gali pasiekti, kad viską išspręs, tai jisai išspręs ir pavyks. Jeigu mintise jisai sakys, ne, aš negaliu, man neišeina, man nepavyks, nesigaus, aš abejoju, tai ir tas arkliukas ir nuves prie to abejonių. Iš tikrųjų, žmogus, kuris slepia teisingumą, slepia tiesą. Ir tai jį kamuoja psichologiškai. Tai gali būti, kad jisai kažką padarė ir dabar jaučia didžiulę kaltę. Žinoma, nuo minčių priklauso jo situacija. Jeigu jis pasitikės, jisai gali išeiti arba gali jį išeiti. Iš esmės, čia veikia teisingumas. Reikia būti teisingam. Čia teisingumas vis tiek padarys taip, kad bus gautas tam tikras nuosprendis. Jeigu žmogus nekaltas, tai ir bus išteisintas. Jeigu kaltas, tai kai bus nuteistas. Tai iš esmės dėl to ir pergyvenimai, stresas, panika, ką toliau daryti, kaip toliau elgtis. Slepia tokius dalykus. Slepia popierius, slepia dokumentus, slepia tiesą, slepia teisinės problemas. Tokie dalykai. Psichologiškai veikia. Iškrenta imperatorius, kas pasirinkot 5 variantą, iškart jau iškritom. Kas slepia šitie žmonės 5 variantui. Turiu daug laiko. Taip, čia imperatorius, kuris rūpinasi dažniausiai visais, bet gali būti ir kaip tironas, gali būti agresyvus, linkęs vadovauti, kontroliuoti arba labai rūpintis ir būti labai atsakingas. Čia irgi žmogus labai greitai kažką pasako, padaro, po to gailisi, stresas apima, po to ką toliau daryti, per daug prisikalbėjau, pridariau nesąmonių, ir stresas. Pažas pentaklį visą laiką rodo arba gerą naujieną, arba tai susiję su vaikais ir mokymuose. Tai gali būti susiję ir su kažkokiom, su tam tikrais mokymais, kursais, studijom. Ir čia yra įstrigimas. Galbūt problema yra susijusi su vaikais, nes vaikai arba su kažkokiom gerom žiniom problema.
galbūt nenori išlaikyti vaikų, jų mokslų. Tai va, tokia va slepia tokius dalykus.